Tamosevičienė, su kuria supažindinsiu. Va. Prašom. Mes čia pakviečiame tos jaunavedžius, o čia jau laukia jų vedėjas. O gali kiti būti svečiai. Tačiau, kai tuokėme svečiai taip pat, olio kokie pavargė po šeštadienį, taip pat plumpėsi. Tai va, tai čia ir vyksta ta santuokos ceremonija. Kaip jau minėjau, iki santuokos turi praeiti ne mažiau mėnuo, bet jeigu atsitinka tokia bėda, kad reikia trumpinti mums šitą terminą, tai įstatymų numatyta tvarka, vedėjai yra suteikta teisė ypatingų atveju sutrumpinti to mėnesio laiko iki 2 savaičių. Tai yra, kokia gali būti? Nėštumas. Tai yra nėštumas. Tai va, stovi mergaitė su mergaitė. Noriu ir pasakyti, kad tokių santuokų dar Lietuvoje neregistruojama. Berniukai su berniukais, mergaičios su mergaitėmis. Taip jau yra, kad mūsų įstatymai dar šito nereglamentuoja ir neleidžia. Ir tyli ir nieko nesako, o kitas yra Paulius. Abu šventi vardai, ir Saulius, ir Paulius. Na, teikite. Pauliau, teik. Pauliau, pažiūrėk, kaip tada pačia Riaukštės seniūnijoje buvo, ir Saulius ateik, vienodi bus. Užregistruoti ir tėtis Kazimieras Vaitekūnas atėjo užregistruoti iš Pagaicėškio kaimo. Ir va, jo čia yra parašas. Taip? Jo parašas abiem. Ir čia rašoma, kokiu pagrindu yra registruojami, va, yra parašyta, kad pagrindai tai yra santuoka, tėvystės nustatymas ir motinos pareiškimas. Tai va. Čia skiriasi truputį, ne? Bet mes galim jums parodyti ranką, dar rašytus. Čia viskas būdavo rašyta ranka. Kai kartais neįskaitome, kartais taškiuko kokio nėra, va tada ir prasideda bėdos. Tai ant tų nėra brūkšniuko, tai va. Aišku, klaidų mes ir čia galime pridaryti, už tai labai dirbam atsakingai. Dabar mums parodyk savo lobyną. Mes parodysim, kad... Truputėlį paikite. Čia yra senos bažnytinės knygos. Į tą saugo labai. Kas gerai žino savo tėvelio kokį? Ne, jau jūsų tėveliai, močiutės gal. Jūsų tėveliai, ko gero, per jauni, kad rastume čia bažnytinėse knygose. Kas močiutė žino savo gimimo metus? Ir čia gyvenančia. Ir čia gyvenančia kažkur. Kas vietiniai vaikai? Tie sakykite, kas vietiniai? Aistė. Vietinė. Močiutė. Kiek močiutė mes yra? Šamkė, taip. Irgi per jauna. Nebus bažnytinė. Nu tiek to. Nebeišspausęs iš jūsų iš nieko. Va, pažiūrėkite dabar, kaip atrodė bažnytinės knygos. Čia jums parodysiu Papilio evangelikų reformatų. Matot, va, vokiška knyga. Pažiūrėkite, kaip atrodo, va. Kirchen, bažnyčia rašo. Ir mes iš tų vokiškų knygų, žinokite, turime, dar yra žmonių, kuriem reikia išduoti dokumentus. Ir mes skaitome, pažiūrėkit, va. Smaliečiai, Popiel, Papilio, reiškia parapija, Biržė. Va, matot, pažiūrėkite, kaip parašyta. Čia yra kokia paėmiau gimimo. Va, kaip buvo rašyti. Matot? Va, kas čia yra. Des Vaters, Deltern des Kindes. Vaiko tėvai, Des Vaters, tėvas, va. Ir Der Mutter, va, Matildė, Juodgaudis. Ne, Juodgudis, va. Matot. Ir mes turime išskaityti iš tokių knygų. Viskas čia buvo vokiškai. Mes parodysime. Kaip žinote, jie rašė iš tos pusės. Iš kitos pusės, va, pažiūrėkite, taip atrodo. Ir irgi gauname užklausimų. Ir gražumas yra tame ir gerumas, kad vienoj pusė buvo žydiškai rašyta, kitoj pusėje rusiškai. Kadangi mes rusų kalbą dar gerai žinome, tai mes visai lengvai, na va, pažiūrėkite, kaip gražiai ir išskaitomai, va, rašė. Matot, koks parašas autentiškas. Oi, koks parašas.
Teikite čia. Rabino. Pasižiūrėkite. Mergaitės, ateikite. Ką jums čia dar parodyti, kokia... Kaip mašinėlė. Vienodai suguldyta, be jokių. Raimunda, ateik, pažiūrėk, kaip gražiai surašyta. Pažiūrėk, kaip gražiai rašydama. Kodėl būtinai Raimundui reikia? Raimundas toliausiai. Jis yra. Ateikit čia, pasidomėkit. Va. Nu irgi įdomus raštas šito kunigėlio. Va visa knyga įdomiai užrašyta. Nu, va, tai jisai gražiai rašydavo. Bet vienas toks kaligrafiškas raštas. Čia irgi įdomu. Eisime toliau kalbėtis. Santuokų ir ištuokų atžvilgių. Matot, kaip mažėja nuo 92 metų, kaip mažėja gimimai. Beveik, čia ne pusė, pažiūrėkit, buvo beveik 600, o dabar tik tai 2,5. Tai daugiau negu pusė sumažėjo. Ačiū Dievui, mes todėl, kad mažiau gyventojų yra. Tai yra 50%. Tai va. Taigi, ką jums čia daugiau tokio apie tas demografijos skaičius papasakoti, gal jums ir netaip įdomu, geografija. Pasirodo, 8 vyrai rinkosi 8 užsienietės moteris ir pasakysiu, iš kur jų... Ne, tai turbūt nuo moterų pradėjo. 8 biržietės moteris rinkosi 8 užsieniečius vyrus. Ir jų biografija buvo tokia. Vienas iš Latvijos, Ekvadoro vienas, Kipro, Kinijos, Ispanijos, Vokietijos, Egipto, Rumunijos. Na, o biržiečių irgi 8 tuokėsi biržiečiai su 8 užsienietėm, bet jau geografija tai nebuvo tokia plati kaip moteris. Buvo 4 žmonos pasirinktos iš Latvijos, viena iš Rusijos, po vieną iš Rusijos, Ukrainos, Moldovos ir Lenkijos. Kodėl? Mes savo drįstame daryti tokią išvadą ir teikti, kad merginos mūsų yra gražios ir tie užsieniečiai vyrai labai jau mato juose patrauklumą, darbštumą, gražumą ir turbūt pasirenka mūsų moteris iš turtingesnių tokių, gal kai kur matot ir egzotiškų šalių, tos savo vyrus. Va už mūsų vyrų matytos visokios vokietkos ten, Ispanės galbūt dar, bet visokios kitokios, Anglijas ir visą kitą jos nežiūri mūsiškius. Dėl to atitenka matyti tokios artimesnės šalies nuotakos mūsų vyram. Nuo 2 iki 5 metų pragyvenę poroje jau skaičius yra tikrai nemažas. 15 net porų įsitokia. Ir tai sudaro beveik 11% nuo visų santuokų. Na, daugiau einam nuo 6 iki 10 metų 12 porų įsitokė, nuo 11 iki 15 metų kartu pragyvenę 11 įsitokė, nuo 16 iki 20 metų 16 porų įsitokė, reiškia labai pavojingas amžius, 15 metų pragyvenus kartu. Ir štai netgi 21-25 metus pragyvenę kartu, ne 9 poros išsitokė. Išsitokė 6 poros pragyvenę daugiau sulaukė. Yra buvę dar toks, kaip čia pasakyti, labai įdomus momentas, kai aš ten aiškinu, tokie jauni žmonės antrą kartą tuokėsi, vyras taip įdėmiai klausosi, ką aš ten sakau, na ir aš atiduodu tą liudymą ir sakau, kad jūsų šeima būtų tvirta, darni, laiminga. Mes visi norime gražios šeimos. O jis taip žiūri mane ir sako, kaip jūsų rudos akys. Jam labai gražios medėjos akys. Tai jis ir pasakė, tai gal pasakys ir buvo dar ir gražios. Prieš tiek metų, ką gali žinoti, o gal jam tik pasirodė taip. O daug raudona knyga. Bet aš žiūriu, man mergaičių mažiau yra negu vyrų. Pasirinkimas jau nemažas. Ir taip norisi matyti, kad tos merginos ateitų tuo kilimu, kur mes įėjome į tą salę. Taip kažkaip, pasitikėdamos jo vyro statusu toks, kad būtų įsikibusi parankę, kad ta meilė grįžtų. Nieko panašaus. Jie eina ir aš pradedu rodyti, kad
arčiau vienas kitą. Ir sakau, kad mūsų neturi perskristi per jūsų tarpą, jūs dabar čia taip turi. Nors matyti juos arčiau. Taigi, grįžtu prie pradėtos minties, jūsų įdomumai yra iš tikrųjų ta tendencija, kad berniukai tokie neatrodo savarankiški, kad labai drąsesnės ir savarankiškesnės, bet čia ateidamos yra merginos. Dar tendenciją pastebim. Dabar nėra geras dalykas, turbūt, nežinau, jaunimas gal traktuoja kitaip, bet iš svetimų šalių arba didmiesčio atėjusi mada gyventi kartu. Gyventi kartu ir dabar labai diskutuojam, ar tai yra šeima, ar tai nėra dar šeima, bet šita mada jau atėjo ir į mūsų rajoną.